Po avarijos Fukušimos atominėje elektrinėje pasaulyje ypatingai daug pradėta kalbėti apie atsinaujinančius energijos šaltinius, tarp kurių saulės energijos gavybą. Šiuo metu pasaulyje statoma apie 100 saulės modulius gaminsiančių įmonių ir Lietuva šioje srityje nelieka nuošalėje. Vilniuje jau visą mėnesį gaminami saulės moduliai. Apie tai pasakojo žurnalistė Rūta Stalionytė. Jau gerą mėnesį čia, Vilniuje Žirmūnuose, mokslinės ir gamybinės bendrovės Precizika gamybos ceche gaminami lietuviški saulės moduliai. Taip pirmoji lietuvių įmonė visomis jėgomis mėgina kuo greičiau įsilieti į pasaulinę saulės energijos gamybos rinką. Dar šiemet šiame visą parą dirbančiame ceche planuojama pagaminti apie 10 MW galios saulės modulių, tiek kiek Lietuva numačiusi pasigaminti per 8 metus. Lietuva pasitvirtino 30 MW berods iki artimiausius per 8 metus 30 MW sufiksuotų tarifų. Mes visą tą kvotą galim padengti iki kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos. Mes galim pilnai viską padengti. Tai yra per pusę metų tiek, kiek lietuviai sugalvojo per 8 metus pastatyti. Ir sakykime, šiai dienai mes iki kitų metų pabaigos planuojame apie 70 MW pagaminti saulės modulių, bet aišku, orientuojamės į eksportą. 1 MW yra apie 1 milijonas eurų apyvartą. Tai jeigu jūs paskaičiuosite, tai iki kitų metų pabaigos ar tik ketvirčio milijardo litų apyvartą su 50-60 darbo vietų, neteršiant aplinkos, nieko nekertant, nieko nepjaunant, nieko nekasant, nieko netvenkiant, nieko nenutrenkiant ir taip toliau. Idėja buvo tai, kad reikia žengti tą kryptimį, kad kažkas tai būtų geresnio ir suderinama su verslu ir vidiniu, sakykime, sąžinės reikalų, ką tu darai savo gyvenime. Tai interesas yra ne vien tik pinigai, bet ir tai, kad ir užimti žmonės, suteikti jam darbo vietas, kadangi jie čia šalia gyveno ir jų darbo vieta buvo išlaikyta darbo vieta, sakykime, neįgalėjai įdarbinti socialinę orientaciją, o kitas dalykas yra tai, kad vis tiek verslų išlaikyti ir kad tas verslas būtų nekenksmingas aplinkai. Su ES pagalba įsigyta modernė šveicariška linija per valandą lietuviai gali pagaminti 40 silicio monokristalinių bei polikristalinių saulės modulių. Jų efektyvumas nuo 16 iki 18%. Čia priklausomai nuo fotoelementų, ar mono, ar poli, tai, sakykime, žemiausias galėtų būti 15, aukščiausias 18%, visai sviruojantis. Kadangi fotoelementas yra vienas aktyvumo, o po to, kai viskas sudedi, suklijuoji, sujungi ir kiek tu padarai klaidų, tiek tu prarandi tų vatų iš tiesų yra. Nes jau daugiau nepakelsi kaip. Ir aišku, papildomai, mato, čia antirefleksinis stiklas, jisai specialus pašiaušimas yra, kad saulės spinduliai lūžtų ir geriau įsiskverbtų ir aktyvuotų fotoelementą. Tai iš principo čia yra apie su viskuo, su visais silikonais ir čia juosta užpildymą yra apie 20 komponentų naudojama gamyboje. Didžioji dalis smėlis. Smėlis vienokioje ir kitokioje formoje, stiklo formoje, fotoelementų formoje, bet tai yra silicis, tas pats, kur galima nykščiuose kasti smėlį, jį perlydyti, ar Palangos smėlis lygiai tas pats. Čia yra du dugnai, sakykime, viršutinis kaip dangtis yra stiklas, apačioje yra plastikinis skydas, kur matote va balta juostelė. Per vidurį yra fotoelementai, jie sulituoti juostelėmis va šitomis, sujungti į grandinę, vieną grandinę. Ir srovė teka zigzagų per šitą modulį. Viskas. Toksai modulis gali, aišku, čia dar rėmas yra, gali būti su rėmu, be rėmų ir taip toliau. Gamybai pamatysit, kitoj pusėje yra jungties dėžutė, kuri prisijungia prie tinklo ir toksai modulis gamina maždaug 220-230 vatų. Va. Bet jisai gamina pastovę srovę. Todėl yra naudojami inverteriai, papildomi įrengimai, kurie tą srovę padaro kintamą. O po to galima jungti ar į tinklą, ar krauti akumuliatorių, ar tiesiog naudoti apšvietimą ir taip toliau. Pirmiausia, ant konvejerio gula vien filtruotų vandenių, be jokių ploviklių nuplauti grūdinto stiklo lakštai. Vien stiklo per metus saulės elementų plokščių gamybai reikia 500 milijono kvadratinių kilometrų. Stiklo lakštai keliauja į liniją, kur ant jų roboto ranka dėlioja ir indukciniu būdu prilituoja fotovoltinės plokšteles. Jų prideda čia, pneumatinė ranka paima, deda į konvejerį, jisai važiuoja prie kameros, kamera automatiškai patikrina, ar nėra įtrūkimo, ar sveikas fotoelementas.
Toliau pneumatinė ranka įperkelia, čia padedant litavimo juostelės ir litavimo renginys pašildo iki 200, kiek, kokį 50? 230. Nu, 240 laipsnių, tai nėra aukšta temperatūra iš principo. Iš roboto sutvirtintų juostų darbuotojai kruopščiai rankomis dėlioja ir lituoja saulės modulių plokštes. Beje, sako ponas Tomas, jų naudojamos saulės energetikos pramonės technologijos vienos švariausių, draugiškos aplinkai. Naudojamas vanduo teka uždaru ciklu, orą valo modernūs filtrai, o visos gamybinės atliekos keliauja perdirbėjams. Kada susilaminuoja yra plėvelė, kuria yra viduj, va čia krašteliuose išspaudžiama yra plėvelės gabalėlė, jie yra nupjaunami ir atiduodama į PET perdirbimą. Tuom daro mineralinio butelius ir taip toliau. Nu, tikiuosi, tai nėra jau toks nuodas, jeigu mineralinio butelius gamina ir limonado. Aliuminis. Aliuminis atvažiuoja iš Italijos, supjaustytas, mes net drožlių neturim jokių. Nu, drožlės ir nekenkia šiaip ar taip. Stiklo dūžis visas, kas yra. Visa kita yra stiklo dūžis, superka perdirbėjai ir realiai mes nieko kito prie geriausių norų neturim. O ten gamybos procese kažkas Gamybos procese čia, kur yra litavimas, sakykime, šitoj vietoj, tai nėra litavimas tas, kas būdavo senaisiais laikais, kur viskas rūksta ir taip toliau. Yra įrenginys uždaras, jame stovi nanofiltras ir nanofiltras ištraukęs viską, jo labiau žmonės dirba lygiai taip pat, jūs pamatysite, kaip dirba nutraukimo sistemos, tą patį orą grąžina atgal. Uždara sistema? Oras grąžina, ne, jinai pusiau atvira sistema, tiesiog nanofiltras grąžina maždaug 3 kartus švaresnį orą negu įpaimą iš aplinkos. Tai šiai dienai aš galėčiau pasakyti, kad tai pasaulyje viena švariausių technologijų, kur duoda tokį efektyvumą grąžą kaip elektrą iš karto pagaminti. Na štai saulės modulis beveik pagamintas, padengtas 2 plastiko lakštais, toks fotoelementų sumuštinis klijuojamas aukštoje temperatūroje bei įtvirtinamas rėmuose. Čia gatavas sumuštinis. Yra galinis skydas, plastikas, yra plėvelė, yra fotoelementai, yra vėl plėvelė ir yra stiklas. Viskas, šitas sumuštinis paruoštas važiuos į laminatorių. Ir kada bus paruošta, jie įvažiuos į laminatorių, gal dar pamatysim. Ir ten toj dėžiai stebuklingoj užtrunka 18 minučių lygiai. Jo, vienas ciklas, viena partija per 18 minučių pradžioje. Šitas daiktas suspaudžiamas iki 64 tonų į kvadratinį metrą. Tai didžiulė jėga yra suspaudžiama ir lygiai to lygiai yra ištempiamas. Jokių deformacijų negali nei tai būti, nei tai būti. Viskas turi labai vienodai. Čia už tai unikalumas to įrenginio ir tai sakom, naujos kartos. Anksčiau kepdavo su dangčiu uždaro modulį, įkepa kaip vafliukus. O dabar visas konvejeris važiuoja toliau. Einam parodysiu, ką ten daro dar. Paskutinis etapas – patikrinimo vieta. Išbandomas saulės modulių, kuriems įmonė suteikia 20 metų garantiją atsparumas ir štai tokiu blykstelėjimu tikrinamas jų galingumas. Beje, tokių kaip šis įrenginių pasaulyje yra vos 4, jo paklaida vos 1%. Taip, jisai registruoja, va jo etiketė, jisai gamina 224,7 vatų. Tai tas blykstelėjimas ir buvo jo galios išmatavimas. Kiek yra galios. Viskas yra gaminys gatavas, jisai užregistravo, lipduką klijuoja ant šito gaminio ir važiuoja toliau. Iš arčiau svarbiausia sudėtinė saulės modulio dalis. Štai šios plonytės fotoelementų plokštelės. Jų paviršiuje esantys cheminių būdų padaryti ploni įbrėžimai surenka elektros energiją, nuo jų laidumo ir priklauso plokštelės efektyvumas. Dabar bendrovė fotoelementus perka iš užsienio, bet netrukus galbūt pradės gaminti lietuviškus patobulintus. Įmonės fotoelektros laboratorijoje mokslininkai kuria ir tobulina saulės elementų technologijas. Fotoelementų plokštelės lazerių jau išraižomos 10 kart plonesniais ir efektyvesniais įbrėžimais. Kontaktai taip pat neklijuojami, o tvirtinami lazerio pagalba. Čia yra šitam fotoelemente, visam pasaulyje visi fotoelementai, viduryje turi plonyti sidabro sluoksnį. Vienas dalykas, sidabras yra pakankamai brangus. Kitas dalykas, jeigu jisai nesurinktas arba su kitom cheminėm medžiagom, kur nors patektų į kažkokią tai cheminę reakciją, gali sidabro junginiai kenksmingai išsiskirti. Mūsų didis noras yra, mes dirbam ne su polio, o su monokristalais silicio, tą sidabrą pakeisti variu, pritaikant ir lietuvišką lazerį įsidarbintas yra čia dirba, ir lietuviškos galvos vyrų ir moterų ir kuriama sava technologija
kaip tai pervesti į pramoninę grandinę ir kaip pramoniniu būdu visą tai yra padaryti. Jeigu tas žingsnis bus, tai pakankamai rimta revoliucija, sakykime. Šitas 150 mikronų wafersas vadinamas plokštelė, blynelis silicio yra atpjaunamas iš vieno stulpo silicio. Ir tam, kad tą atpjaut siūlelį, tai daro norvegai, vokiečiai gamina daug kas. Yra sunaudojama 300 km specialios vielutės padengtos deimantų. Tai vat kaip nuo Vilniaus iki Klaipėdos tokio ilgio vielutės reikia tam, kad atpjaut vieną tokį blynelį. Tai įsivaizduot, kokio dydžio pramonė turi būti, kad tą srautą išlaikyti ir kad toks daiktas kainuotų ten 3-4 eurus, sakykime. Tai vis tiek technologijos jau tiek išugdytos, tiek išaugintos, kad kiekvienais metais po 5-10% bendrai rinkoje modulių kainos mažėja. Ne dėl to, kad jie prastėja, o dėl to, kad technologiniai dalykai tiek yra išvystyti, tiek technologijos supaprastinamos arba taip robotizuojamos, kad žmogui praktiškai nereikia nei kištis, nei kažką žiūrėti. Moderniausios linijos šveicarų 3S, sakykime, dabar mūsų yra pusiau automatinė, kur yra daugiau nei 2 kartus galingesnė nei mūsų ir ten dirba tik 3 žmonės. Nors lietuviškų saulės modulių gamyba dar tik įsibėgėja, vis dar vyksta darbuotojų mokymai, pirmosios čia pagamintos saulės modulių siuntos jau iškeliavo į Šveicariją, Vokietiją, Belgiją, Italiją. Laukiama užsakymų iš Afrikos, Argentinos ir žinoma, iš Lietuvos. Galite nuvažiuoti ir pervalkos ir jūros ir labai, kaip sakyti, tokiom socialiniam reikmėm integruoti moduliai. Stovi 3 moduliai ant viešojo tualeto ir pompuoja vandenį su siurbliu į tą viešojo tualetą. Tam nereikėjo kloti per kopas kabelio. Tai čia pirmas lietuviškas, sakykime, toksai pasirodymas, kur gali būti. Tiek šiandien norime priminti, kad klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei norite kažką daryti, bet nežinote, nuo ko pradėti, jums šis geras pavyzdys iš Italijos. I cibi che mangio io non hanno fatto il giro del mondo per arrivare a casa mia. I pomodori volanti, infatti, sanno troppo da inquinamento per i miei gusti. E tu, sei ancora lì a mangiare le tue verdure volanti? Tiek šiandien mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės. Iki pasimatymo. Visur sprendžiama būtent buvo ta problema viršsvorio žmonių, kaip jie galėtų tvarkyti savo mitybos planą, nešiodami vieną mindelį tą maistą. Ir tiesiog kažko ypatingo, sakau, aš manau, iš lietuvių tikrai buvo įdomus, būtent tiek saulės gavimo prasme, arba tiesiog tas salotų indas, kuris bakterijas užmušinėja.